Tęsiame darbą. Ir dabar įrengsime antrą šiltinimo sluoksnį. Tam pirmiausiai pritvirtinsime medinius tašus statmenai gegnėms, kad antrasis sluoksnis perdengtų gegnes. Po to tarp tašų klausime vatą. Šių tašų aukštis priklauso nuo izoliacijos, kurią dėsime antrų sluoksnių. Kaip matote, pirmas tašas jau yra prisuktas. Pradedame nuo to, kad labai tiksliai išsimatuojame reikiamą atstumą. Šis atstumas turėtų būti toks, kokio reikia montuojant gipso kartono plokštes. Pasižymime. Pasižymėjau reikalingą atstumą. Taigi, dabar paimame tašą ir paprasčiausiai jį prisukame tiesiogiai prie gegnės. Labai svarbu tiksliai atlikti montavimą, kadangi atstumas negali kisti. Jis visur turi būti vienodas. Ir paskutinis medvaržtis. Tašas prisuktas tvirtai. Kiekvieną tašą prisukite vienodu atstumu tiesiai prie gegnių, o po to tarp šių tašų klokite antrą izoliacijos sluoksnį. Tam pirmiausiai pritvirtinsime medinius tašus statmenai gegnėms, kad antrasis sluoksnis perdengtų gegnes. Po to tarp tašų klosime vatą. Taigi, visi tašai yra prisukti teisingai. Mes pradėjome nuo apatinių tašų, toliau darbus tęsime aukštyn iki galo. Matome, kad tašai yra pritvirtinti prie gegnių. Kaip ir sakiau anksčiau, antro izoliacijos sluoksnio storis priklauso nuo tašų aukščio. Kadangi tašo aukštis yra 5 cm, tai ir izoliacijos sluoksnis taip pat bus 5 cm. Nuo ko pradėti? Pirmiausia, turime išsimatuoti atstumą tarp tašų vidinių kraštų, kad žinotume, kokio pločio juostas iš plokščių mums reikės išpjauti. Matuojame iš vienos pusės. Pamatuojame ir kitose vietose. Pasitiksliname, ar atstumas tikrai visur vienodas. Pjaunant, nepamirškite palikti tokį užleidimą, kad tarp tašų plokštės laikytųsi tvirtai. Reikiamo pločio juostas pasižymime. Vėl paimame gulščiuką, kad pjūvis būtų lygus ir tiesus. Pjauname vatą. Stenkimės pjauti statmenai. Kaip matote, turime atpjautą akmens vatos juostą. Dabar jau galime juostą įsprausti tarp paruoštų tašų. Vata turi užpildyti visą ertmę ir tvirtai laikytis. Jei pjūvį atliksite teisingai su užleidimu, vata puikiai laikysis tarp tašų. Tokiu pat būdu toliau tęsime antro šiltinimo sluoksnio įrengimą. Sumontavę pirmą vatos plokštę, atliksime likusius šiltinimo darbus. Dar kartą pasitiksliname atstumą. Jei jūs prisukote tašus teisingai, šis matmuo neturėtų keistis, turėtų išlikti toks pat. Visur yra vienodas. Atsipjauname vatos juostą prisimindami, kad ji turi būti šiek tiek didesnė nei tarpas tarp tašų. Vėl paimame gulščiuką.
Atpjovėme reikalingą vatos juostą. Atpjautą plokštę įspraudžiame tarp tašų. Įstatėme vatą. Nepamirškite, ką prieš tai sakiau apie tarpus. Stebėkite, kad nesusidarytų siūlių tarp plokščių. Gretimų plokščių kraštai turi susiglausti.